Labas rytas. Aš naujas darbuotojas jūsų skyriui. Supratau. Stop. Ten toliau dirbat, gali atsistot, nueit prie jo, toliau, tamsai pamigruot biškį. Kaip man sekasi? Nu, savotiškai, žinai. Kamera! Ir Einam! O mūsų įmonė palyginti dar visai nauja, va, po metukų švesim, po metukų, atsiprašau. Ką čia žiūri? Gerai, pasirašėm. Kito būdo nėra. O saldumynai pas mus tik klientas. O saldumynai pas mus tik klientas. Gerai, kad neprivėlė. Gerai. Gali būt pagalio. Va puodelio atidavimo. Nuo puodelio atidavimo nebevalgiau. Bijau. Galiojantį tapį. Ai, iki 7:11 pasiekti. Yra, ten nevaikštom kitam kambarį. Kamera eina. Kolegos. Brita. Klausykit, Rūta. Šitoj įmonėje yra koks nors vienas žmogus, kuris turėtų visą informaciją. Tai Gauska. Dominikai. Klausykit, jūsų įmonėje yra koks nors vienas žmogus, kuris gali duoti visą informaciją. Tu nusiramink ir klaus normaliai. Nu, man reikia įkainių ir reprezentacinės medžiagos, dviejų dalykų. Lygiai paliekus man panorėjus, nešk mane sofą. Ei, nu jo. Nu ką, tai Sako, nėra skraidančių lovų, prašau. Yra. 3. Tai nelova, ką na. Einam. Čia pagrindinė mūsų technika. Skaneris, kopijuoklis. Jeigu nori skanuoti, dedi lapą, prispaudi. Stop. Jeigu nori kopijuoti, tai padedi lapas, spaudi centrą. Einam. Dabar apie telefoną. Jeigu... Būk sveikas, kaip tai. Kvepia pabaigtuvėm. Eina. Eina. Stop trupučiuką langas ir ventiliatorius. Dabar parodysiu, kur kokie katalogai sudėti. Ir mestu tą užrašų knygutę. Čia viskas labai paprasta. Čia yra tiekėjai, čia užsakovai, čia komplektuojančios dalis, o čia perpendikuliarinis aparatas. Tai bet, žodžiu, įsidėmėk. Pasižiūri, yra užsakymas, imi, darai ir nemali šūdą. Stop. Naujo.
Kas tau svarbiau, puodelis kavos ar apsirūpinti savo senatvę? Kavos. Ir apskritai, ką tu čia darai visą gyvenimą, aš nesuprantu, ko tu taip žiūri į mane kaip... Stop, sorry. Kolega, aš jums noriu papasakoti apie mūsų užsakovus, su kuriais jums teks dirbti. Tai va, pirmiausia, paimsime šitą. Viršutinėje sluoksnėje mes surandame vieną užsakovą, kuris turi daug pinigų, apatinėme sluoksnėje, kuris neturi pinigų. Jeigu jie susitinka centre, gaunasi labai geras užsakymas, bet kartais jie išsiskiria į skirtingas pusės ir tada nebežinom, į kurią pusę patraukti. Kolega, žiūrėkit, dabar viršutinis sluoksnis nori perėti į apatinį sluoksnį, tačiau vidury susikoncentravę tie du sluoksniai neleidžia viršutiniam perėti. Kolega, žiūrėkit. Dabar šitas sluoksnis norėtų eiti šito kampu, bet čia vėl negali, nes apskritimas uždraudžia jam eiti, kolega. Pažiūrėkit, labai gaunasi apskritimas. Šitas ratas norėjo draugauti su šito ratu. Mes norime juos sujungti į vieną ratą ir kad šitie kartu draugautų. Jūs suprantat, kolega? Pažiūrėkit, čia mažas taškelis yra. Tas taškelis negali niekur pabėgti. Eina į tą pusę, Kolega! Čia mūsų firma ir jeigu tie užsakovai ateina pas mus, jie kartu susiduria viduryje. Tada mes siunčiame į vieną pusę, į kitą pusę. Čia yra 7 aukštas, čia yra 2 aukštas, kolegas, pažiūrėkite. Čia yra liftas, jie gali susitikti tik lifte. Bet jeigu liftas būna užimtas, kolega, pažiūrėkite, liftas užimtas, niekas negali išeiti. Mes pasižiūrime, o jeigu liftas laisvas, einame į tą pusę. Jeigu paspaudžiam, kolega, pažiūrėkite, jeigu paspaudžiam tą mygtuką, nieko nesigauna. Tada yra du, Kolega, pažiūrėkite čiagi, matote, kas čia yra? Matot, čia yra trikampiukas, mažas trikampiukas, jis liko vienas, liūdnas, mes norim jį pralinksminti, nuperkam mažą buteliuką, jam įlaištam, jis pralinksmėja, kolega, suprantat? To ir trūksta mūsų kompanijai. Mūsų kompanija trūksta tik tai vieno mažo buteliuko, supratote? Gerai, jeigu neturim buteliuko, pasiunčiam administratorių. Administratoriai nuperka mažą buteliuką, antrą buteliuką, trečią buteliuką, o pas mus kompanijoje dirba 25 žmonės. Kolega, kur jūs dabar? Kolega! Stop, ačiū!